Aleksejau, kodėl jūs taip manote? Kodėl 13 milijonų mokslininkų ir nulinis rezultatas? Juk technologijų vystimasi mes su jumis matome ir stebime. Taip, kai kuriuose srityse progresas yra, bet toks pats progresas turėtų būti ir kitose srityse. Biomedicina, energetika, įvairios transporto technologijos, ne tik keliuose, bet ir skraidančios įvairios kosminės transporto technologijos. Visa tai taip pat turėjo progresuoti, evoliucionuoti, bet mes to nematome. Štai, yra dar ir socialinės, štai dabar irgi prisiminiau, technologijos, tai yra visuomenės organizavimas. Pas mus irgi vienpusiškai sukurta sistema ir ji ypatingai nesikeičia. Štai, o iš tikrųjų viskas turi keistis. Viskas turi progresuoti ir vykti pagal ankstesnės patirties kaupimo dėsnį. Analizė, naujo tobulesnio aparato, technologijos, metodo kūrimas ir toliau laipteliais aukštyn. Technologijų ir mokslinės pažangos evoliucija elektronikoje tai tiesiog pavyzdys. Taip turėtų būti visur, bet taip nėra, o turėtų būti. Pas mus yra labai daug sričių, kurios akivaizdžiai kenčia dėl pažangos stokos. Štai, pavyzdžiui, genetika. Tai yra, mes jau galime iš plytelių surinkti, ne skruzdėlę, bet kažkokias paprastas ląsteles jau galima surinkti. Bet apie ką tai kalba? Kad mes turėtume iš to gauti kažkokią naudą, pelną. Taigi, kai buvo atrasta ir pradėta vystyti elektroniką, mes gavome gerą rezultatą. Kai buvo atrastos telekomunikacijos, televizija, viskas irgi labai greitai pradėjo evoliucionuoti. Štai, karinės technologijos, pavyzdžiui, su tomis atominėmis bombomis, su tomis balistinėmis raketomis. Visa tai juk keitėsi gana greitai tiesiog mūsų akyse. Štai, bet kodėl to nėra medicinoje? Kodėl mes iki šiol neturime, baterijos? Štai paprastos baterijos, tarkim, kaip pirštelinė, bet kuri galėtų maitinti, nežinau, visą namą savaitę. Aš tiesiog pavyzdį pateikiu gerai, juk atrodo, kad tai jau tuoj turėtų būti. Ir kas įdomiausia, apie tai visi mokslininkai kalba, kad jau tuoj padarysime arba tuoj tai bus. Bet to nėra. Kodėl? Kas juos stabdo? Na, taip, sutinku. Tai yra, viena vertus, turime elektronikos, tarkime, arba tų pačių branduolinių technologijų vystymasi, taip, bet tai buvo tada praeityje. O dabar medicina net negali pagaminti, pavyzdžiui, naujo danties ar išgydyti regėjimo, taip, grąžinti jį į normalią būseną. Taip. Tačiau tie regėjimo gydymo metodai iš tikrųjų nėra gydymas, jie nėra ankstesnės sveikos būsenos atkūrimas. Taigi, bet kurioje sveikatos srityje, taip, labai retai pavyksta ją atkurti. Iš esmės tai kažkokie ramentai, operacijos, karpimai, implantai, kažkas panašaus, taip, bet ne visiškas sveikos būklės atkūrimas. Taip. Tai yra, turime tokią keistą situaciją, kad viena mūsų gyvenimo dalis yra 21 arba beveik 22 amžiuje, o kiti gyvenimo aspektai vis dar tokie patys, kokie buvo XX amžiuje ir net anksčiau. Akivaizdu, kad šališka. Tai nėra normalu. Žmogus tokia būtybė visatoje, kad jei viskas vyksta normaliai, jei viskas eina teisingai, jis vystosi tolygiai visomis kryptimis. Taip gali būti, tarkime, kažkoks nedidelis disbalansas tam tikrų laikotarpių, pavyzdžiui, 5 metus į vieną pusę, 5 metus į kitą pusę. Bet apskritai per vieno amžiaus laikotarpį tokių disbalansų neturėtų būti. Kažkas čia akivaizdžiai nesusiklosto ir matyt tam yra priežasčių. Taip, mane labai nustebino, kai sužinojau, aš vaikystėje labai daug skaičiau fantastikos ir dabar vis dar skaitau, kad fantastikos klasika, kurią mes dabar skaitome, buvo parašyta 5-6 dešimtmetyje, tai yra prieš pusę amžiaus. O fantastai ten jau skraido į Marsą, į kitas galaktikas, dar kažkur, o mes net negalime ištrūkti už Žemės ribų. Čia yra kelios priežastys ir apie kiekvieną reikėtų šiek tiek plačiau papasakoti. Štai pirmoji priežastis, tikriausiai pati svarbiausia, yra ta, kad šiuolaikinis mokslas save pozicionuoja kaip laisvos paieškos namus, laisvos minties namus. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Jei šiek tiek pažvelgsime į artimiausią, daugiau ar mažiau dokumentuotą istoriją, į patį mokslo projekto sukūrimą, nes mokslas, iš esmės, tai ką šiandien turime, yra vokiškas projektas. Tai yra grynai vokiškas išradimas, būtent tiesos paieška, svarstymai, eksperimentų kartojimas, visa tai galima sakyti yra vokiškos mokyklos bruožai.
Tai nėra susiję tik su Vokietija, tai sakykime bendras požiūris. Ši mokykla kilo iš bažnyčios. Iš esmės, projektas mokslas buvo kuriamas kaip antagonistas bažnyčios projektui. Bažnytinis projektas bažnyčia, bet kuri religija visada iškelia klausimą, kas tai yra Dievo asmenybė, kuri viską sukūrė. Tai reiškia, kad kažkas sukūrė kažką ir kažką kitą. O mokslas nuėjo visiškai priešingų kelių, kaip atspindėtas projektas. Ten kažkas didysis sprogimas sukūrė kažką, o vėliau ir kažką kitą, pavyzdžiui, žmogų žemėje. Na, ne tik žmogų, o apskritai viską, visą gyvybę. Kaip Dievas sukūrė visą gyvybę, taip čia visą gyvybę sukūrė didysis sprogimas, kai sprogo kažkokia maža dalelė, nežinia iš kur atsiradusi. Taip. Ir paskui iš to kažko atsirado kažkas. Tai yra, atkreipkite dėmesį, tai yra mokslo paradigma, nes jei paklausysite bet kokio interviu su bet kuriais mokslininkais, pas juos tai tiesiog eina kaip raudona gija. Jei mes randame kažką neįprasto, nesvarbu, ar tai būtų mėnulyje, ar kokioje nors dykumoje, judančius akmenis, ar dar ką nors. Arba štai kažkokie keisti procesai, jie visada ieško, kas tai galėjo padaryti. Tai yra, koks procesas tai padarė. Jie visada atmeta galimybę, kad tai kažkas padarė. Todėl mokslininkų pasaulyje visokie ateiviai jau savaime yra anekdotas, nes pati jų koncepcija tai atmeta. Man apskritai juokinga, kai šiuolaikiniai pasaulio mokslininkai bando ieškoti ateivių. Jie ne tos religijos, ne tos bažnyčios, jie kažko ieško. Jie puikiai suras procesus, bet tarkime, jei jūs išeinate iš namų ir matote, kad gėlių klomba, kuri anksčiau stovėjo savo vietoje, ten kampe prie laiptinės, staiga pasislinko per metrą, taip. Tada mokslininkas ieškos proceso, kuris tą pastūmė. Jis neieškos kažkokio žmogaus ar ateivio, kuris tai pastūmė, jis ieškos proceso. O tai aklagietė. Taip, galbūt buvo kažkoks procesas, praėjo lietus, buvo plikledis, bet galbūt ir kažkas tai padarė. Ir gaunasi, kad turime du skirtingus antagonistinius projektus, kurie kiekvienas atskirai tempia į savo pusę. Vieni visur ieško Dievo valios, o kiti ieško proceso. O mūsų gyvenimas yra integralus. Reikia ieškoti ir vieno, ir kito kartu. Ir manau, viena iš didžiausių šiuolaikinio mokslo nesėkmių, šiuolaikinio progreso stokos priežasčių yra būtent čia. Tada gaunasi, kad mokslas iš pradžių daro klaidą. Jis nenumato jokios protingos kūrybinės jėgos buvimo. Tai yra, jį viską priskiria kažkokiems atsitiktiniams procesams. Taip. Tai reiškia, kad jau atmetama didelė, sakykime, sritis, ar ne? Didelė sritis. Taip, visiškai teisingai. Antras įdomus momentas – tai santykiai su valdžia. Tai irgi labai svarbu, galbūt net pats svarbiausias dalykas. Čia bus antras svarbiausias momentas. Valdžia savo prigimtimi, kontrolė reiškia žinių, informacijos slėpimą. Tai yra, kuo mažiau vykdytojas žino apie bendrą vaizdą, tuo geriau jis atlieka savo funkciją. Tai objektyviai taip yra, ne iš kažkokių piktų kėslų, bet kiekvienas, kas susiėmė verslu ar kokios nors organizacijos kūrimu, tai žino. Nes kuo daugiau žmogus žino, tuo tie žinojimai pradeda jam trukdyti, nes jis ima galvoti, kad jis gavo, kad jis protingesnis ir padarys geriau. Kartais galbūt taip ir yra, bet dažnai tai kenkia visam procesui. Štai taip. O mokslas savo prigimtimi skirtas naujoms žinioms atrasti ir jas publikuoti. Ir čia mes turime tokį paradoksą. Valdžia, kuri moka pinigus mokslai, ji už ką moka? Oficialiai atrodo tam, kad būtų atskleista visata, kad ją atskleistume, sužinotume vis daugiau. Bet dalis mokslo juk užsiima sociologija, o sociologija būtent ir nagrinėja vidinių bendruomenės vertų kūrimą, tiesiogiai aiškinasi, kas ten vadovauja, kas paklūsta, kokiomis sąlygomis vadovauja ir panašiai. Vadinasi, gaunasi tai, kad valdžia, moka pinigus mokslui taip. Bet moka taip, kad mokslas kai kuriais dalykais neužsiimtų. Ir štai sociologija, tarkime, yra viena iš tų sričių, kurios labiau temdo ir migloja situaciją, nei ją paaiškina. Ir deja, tie patys dalykai vyksta ir persiduoda kitoms sritims. Pavyzdžiui, jei suteikiame nemirtingumą, paaiškėja, kad turime visiškai reformuotis. Tai yra, įsivaizduokite, kad iš karto padaugės gyventojų ir visi nustos mirti.
Tai tiesioginis socialinis sprogimas, tai poreikis visiškai pakeisti visuomenę, o tai iš karto kelia grėsmę prarasti kontrolę. Įsivaizduokite, kad vadovaujančiose pareigose turite 10 žmonių. Na gerai, o rytoj 10 000. Oho, kaip galima organizuoti šią minią? Kaip ją maitinti? Ir kaip jį aprengti, kaip jį padėti? Klausimai prasideda iš karto. Taip. Žinote, viename iš mūsų mokslinės fantastikos apsakymų ar romanų yra gera frazė: situacija buvo tokia, kad vėlgi, tiesioginė prasme, tai yra mūsų tariamui artima ateitis. Ir vienas iš mokslininkų sėdinčių prieš ašlyko su politiku sako, o jei rytoj duosi superbangų variklį ir žmonės išskris iš galaktikos, tai bus juokinga. Rytoj rinkimai ir nėra kam balsuoti, visi išskrido. HM. Tai tiesiogiai rodo, kodėl vyriausybė nėra suinteresuota plėtoti konkrečias mokslo ir technologijų sritis. Tai tiesiog tai taip akivaizdu, kad mano nuomonė net nereikia to įrodinėti. Taip gaunasi, kad mokslas vėl eina, tarsi prieštarauja savo principams, kai yra susijęs su valdžia, jis priverstas prisitaikyti prie valdžios, kuri jį finansuoja. Nes mokslas negali pats užsidirbti pinigų, tai akivaizdu ar ne? Ją visada finansuoja? Kai mokslas pradeda uždirbti pinigus, jis nustoja būti mokslu. Tarkime, yra sąlyginės eutovei, yra 2 institutai. Vieną institutą remia naftos pramonė, kitą žaliosios energetikos šalininkai. Ir ateina naftininkų atstovai į pirmąjį institutą ir sako, mums reikia tyrimų, kurie parodytų, kad saulės energetika yra neefektyvi, o naftos vis dar labai daug atsargų, todėl ji pakankamai švari. Ji švaresnė net už saulės energetiką ar vėjo jėgaines, nes vėjo jėgainėse naudojama daugybė medžiagų, kurių neįmanoma perdirbti. Ir mokslininkai rašo, prašom, mokslininkai parašo tyrimą, taip, naftos energetika pati geriausia, galiausiai ji pati švariausia ir viskas puiku. Po to, grubiai tariant, tie patys mokslininkai arba jų kolegos, remdamiesi tais pačiais principais, tik jau kitame universitete parašo oficialią ataskaitą, kad saulės energetika yra pati švariausia, vėjo jėgainės pačios nuostabiausias ir visa kita. Tai yra vadinamoji užsakomoji mokslinė veikla. Ko jums reikia, tą ir parašysime. Taip, dar būna situacijų, kai tas, kuris finansuoja, pradeda daryti įtaką tyrimų eigai, kažkoks konstravimas. Jis sako, daryk tai dėl manęs šitaip. Ne taip, kaip nori, o viso žmonijos labui. Bet man to reikia šitaip, aš tau moku, o tu daryk tai šitaip. Taip, tai yra tai, ką jūs apibūdinote apie 95% mokslo. Štai kaip turėtų būti ir štai koks rezultatas. Ir tai viskas.